Na ką, štai ir mano valtelė, pilnai paruošta. Na ir šiandien bus mano pirmas žvejybos video, kurį pats filmuosiu. Kaip tikriausiai matote iš kanalo, dar ne vieno nesu įkėlęs. Žvejyba tikrai ne pirma, kaip matosi, valtis yra tikrai padori. Visi įrankiai yra, viskas, ko reikia yra. Tikrai buvo daug šansų, kuriuos galima sakyti, kad praleidau. Galėjau tikrai nufilmuoti daug gerų kadrų, kai pagavau daug žuvų, bet šiandien nusprendžiau, kad tai bus pirma diena. Nusipirkau visą reikiamą įrangą ir pabandysim nufilmuoti pirmą video. Pagaliau išplaukėme nuo kranto, kai matote jau atitolome. Pagaliau viską sudėjom, turim svečių, plaukiam aišku ne vieni. Matau, reikės išsivalyti valtį. Kai tiek lyja per vasarą, tai ir purvai visur. Na ką, dabar kadangi jau išplaukėme, turime bateriją, turime variklį ir uždėkime. Gerai, tai variklis yra čia. Kaip matote, yra laikiklis. Užsideda viskas labai paprastai. Taip. Įsispraudžia. Ir šitie dalykai turės užsukti. Tai ir viskas. Motoras užsifiksuoja. Tada atsisuka pats vairas. Jisai išsitęsia. Matote, va, jis yra išsitęsęs. Atgal užsukame. Ir viskas. Dabar galime jį giliau nuleisti. Nusileidžia tai irgi tiesiog paprastai stumiant. Ir kitoje pusėje yra tam tikras laikiklis, kuris į viską pritvirtina. Pilnai nereikia užspausti, kad būtų lengva vairuoti, kai man biškai dabar per daug užspaudėm. Na ką, prijungiame prie pačios baterijos. Dabar svarbiausias dalykas pažiūrėti, ar veikia. Na taip, pats variklis. Matote, kad puikiai veikia. Visi 5 bėgiai. Pats jis ir nėra didukas. 5 bėgiai, maksimalus greitis, sakyčiau, su šito valdymo apie 4,5 km per valandą greičiu, gal 5. Kadangi šiandien velkiausime, kaip matote, yra tam skirti laikikliai. Viskas paruošta. Laikysimės apie 2,5 km per valandą greičiu iki 3 ir bandysime kažką pagauti. Ežeras tikrai nėra pats mažiausias. Galiu pasakyti, ilgis yra apie 2,5 km. Tikslaus adreso nesakysiu, bet yra netoli Pabradės. Čia aišku ir mano sodyba. Ir bandysime maždaug velkiauti palei kraštus, kadangi vasarą dažniausiai būna seklumose. Gylio daug šitame ežere nėra, todėl visai optimalu naudoti visokius woblerius taip toliau. Tai kaip tik pasakysiu, ant ko šiandien bandysim žvejoti. Pagrindinis maslas yra rapalas, jointed deepas. Man patinka tikrai sujungti wobleriai, nes yra tikrai
puikus judėjimas. Ir pats wobleris neria tikrai ne per giliai, ko mums reikia šitame ežere. Spalvos irgi ryškios. Svečias bandys ant kažkokio kiniečio. Tikrai nėra pats blogiausias, šiaip irgi ant šito ežero vartiklės puikiai dirba. Meškeris yra paprastas. Aišku, ryte tik tais naujesnė. C3000. Nesakyčiau, gal pati blogiausia. Kainavo irgi ne per daug, nei per mažai. Apie 250 eurų. O meškerė kotas paprastas. 2 metrai kažkiek. Lankstus. Panašiai ir antra meškerė. Na ką, dabar prieikime arčiau prie pačių masalų. Ką, kaip ir sakiau, prieikime arčiau prie masalų. Pasirinkimas yra tikrai nemažas. Yra mano keli pagrindiniai šio ežero, kuriuos aš naudoju. Turime tikrai ir gumų, bet kažkaip ant gumų šitame ežere labai sekasi. Pagrindiniai, kaip ir sakiau, šitas, jointedas. Kelis gerus esu tikrai praganęs. Kažkur arba užsikabino, arba šiaip pradingo. O pagrindiniai dar keli sakyčiau, kad yra šis. Gal net ir ešeriam ar lydekom. Hardcore mid crankas. Šiaip man jisai tikrai patinka, nes neria irgi ne per giliai. Ir pats jo visas judėjimas skleidžia tokį visai garsų garsą. Ir plaukia labai, šiaip pasakyčiau, kad į šonus. Nors jisai yra labai nedidelis, bet tikrai puikiai juda. O antrasis irgi būtų labiau skirtas šitas, aišku, lydekom. Irgi šrapalas. Man patinka šita visai spalva. Aš nežinau kaip vadinas, bet man atrodo kažkur maždaug Galaxy vadinas gali būti. Toks pusiau violetinis, pusiau oranžinis. Irgi tikrai puikiai juda. Na ir prieikime prie ežero mėgstamiausių vartiklių. Tai turime, kaip aš vadinu, 2 dvinius. Fire Tiger, man atrodo, spalva. Ir matas, kad jau biškį aptidaužyta. Geriausiai veikia rudenį. Vasarą kažkaip ant jų kimba prasčiau, nežinau kodėl. Bet irgi pasirinkimas nėra mažas, kai matot, čia viskas susipynė. Visokių spalvų, visko yra tikrai pakankamai. Kokį dar čia nebūtų, kaip aš vadinu, yra 8 kojų, įvairiausių spalvų. Kelis esu pagavęs, bet po to kažkaip visiškai prima. Na ir toliau eina įvairūs wobleriai, sakiau, gumos, ešerių masalai. Bet šiandien fokusuosimės ant lydekų. Na ką, bandykime užmesti ir pradėsime vilkiauti. Na, kaip matote, žvejyba tikrai paprasta. Jau užsimetėme. Valdas eina iki ten. Kaip ir sakiau, maždaug ant antro bėgio. Čia jau aišku žiūrint pagal vėją, taip toliau. Yra tam tik laikiklis, bet nėra kurio pririšti, dėl tenka laikyti su koja. Na ir viskas, laukime kibimų. Na ką, proplaukėme maždaug pusę ežero. Kaip matote, grįžome į tą pačią vietą. Po kokias nieko, bandome keisti taktikas. Keisime į mažesnį masalą. Į hardcore cranką. Žiūrėsime, kaip taip išeis. Aišku, yra dar pasirinkimų iš vartiklės. Bandysime plaukti dar kartą, o jeigu nepavyks, tada jau dėsime vartiklę. Nes šitas masalas tikrai yra tikrai neprastesnis. Todėl turėtų ir ant šito visai užkibti. Tai pažiūrėsime, kaip seksis. Na ką, sveiki. Kaip matote, vakar nieko nepagavome. Ir čia yra kita diena. Niekas nepavyko. Viską, ką bandėme, iš viso, jokių kibimų, net bandymų jokių nesijautė. Bandėme ir ant vartiklių, ir ant gumų. Viskas tiesiog visiškai neišėjo.
Šiandien, manau, susifokusuosime ant kelių dalykų ir tikrai bandysime kažką pagauti. Tiesiog pirmiausia bus mano šitas geriausias wobleris, 2 gumos ir vartiklis. Pagrindiniai masalai, nes tiesiog, kai pasiemu tiek daug visą laiką masalų, išsiblaškau, pradedu galvoti, gal kažkas negerai, kažką reikia keisti. Tai nusprendžiau, kad reikia išsirinkti kelis pagrindinius ir tikrai ant jų tiesiog bandyti pagauti. Todėl šiandien plauksime tiksliai ant lydekų, jokių ešerių ar taip toliau. Yra išsirinkti masalai, nieko nekeisime ir viskas. Oras tikrai geras, aišku tikrai nelydėkingas taip visiškai, nes tikrai nėra jokio vėjo, bangų, kažko tokio lietaus. Bet slėgis yra biškį nukritęs, todėl manyčiau, kad turėtų visai gerai judėti žuvis. Tai kaip sakau, išsirinkome kelis ir tiesiog bandysime tikslingai pagauti. Viskas paruošta, variklis yra, baterija pakrauta, viskas nauja, viskas šviežia. Žodžiu, pafilmuosime keletą kadrų, kaip elgiausiu ir labai reikia kiekis kibimo. Kibimas buvo tiek greitas, kad nufilmuoti spėjome, plaukėme jau antrą kartą. Kaip aišku, užkibo ant mūsų mylimosios vartiklės. Na ką, lydekaitė tikrai graži, svečias šiandien palaikė kompaniją, bet vis tiek puikiai lydekaitė, tikrai sakyčiau nemaža. Na ką, draugeliai, paleidžiame. Lydeka buvo tikrai graži ir teks su ja atsisveikint. Ate. Nice. Na štai ir viskas. Lydeka paleista. Tikrai, kaip sakiau, lydekų šiame ežere aš neimu. Jeigu visą laiką išeina paleisti, kaip matėte, kuo greičiau bandžiau atkabinti, pamatuoti. Pamatuoti irgi nebeišėjo, nes jų pradėjo daug spurtytis, tai žinokit, nebekankinau, iškart paleidau. Nu, kaip matot, pas mane ant rankos tarp šitų 2 pirštų yra lygiai 20 cm. Pridėjome, tai buvo lygiai 60. Lydeka nėra pati didžiausia, bet žinokit, šitame ežere tikrai sakyčiau, kad pakankamai normali. Kaip matote, gražus vakaras, graži ir lydeka. Svertinį svėrėme, bet, nu, žinot, kaip iš jausmo sakyčiau apie 1 kg. Bet čia jau, kaip jūs pasakysite, matosi kitaip visą laiką iš video. Valtis tikrai liko nešvari, bet tikrai nepykstame lydekos, išvalysim, viskas bus gerai. Na ir štai, pasiteisino vartiklio, kaip matot, bandėme tikrai ant įvairių masalų, žvejojome ne vieną dieną. Šis video susidaro iš kelių dienų. Tai buvo tikrai ir mūsų pagrindinis wobleris, kuris tikrai puikiai veikia, bet sakau, čia jau kaip užeina šitam ežerui, kad tiesiog pasirinka savo masalus. Tikrai siūlyčiau šitą woblerį, nes man tiesiog patinka visą laiką sujungti, jie daro greitą judesį ir galima puikiai su juo ne tik velkiauti, bet ir mėtyti. Yra mažesnių, skirtų labiau gal ešeriam ir irgi lydekom, bet šitas nelabai pasiteisino man visą laiką. Na ir aišku, gumos. Tai ant gumų nusipirkęs esu daugiau naujų, bet mano mėgstamiausias yra relaksas, morkavas. Ant jo esu tikrai pagavęs daugelį ešerių savo, bet nėra tikrai prastas. Na ir štai, visos kitos vartiklės ar wobleriai šį kartą pralaimėjo, bet mūsų mylimasis Fire Tigeris nugalėjo. Na ir ką, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tikrai, kaip pirmas video, buvo tikrai gera patirtis. Išbandėme visokių naujų taktikų ir šiaip pats filmavimo etapas ir bandymas visas naujų įrankių buvo žiauriai įdomus. Tai jeigu patiko, paspauskite subscribe, laiką ir bandysiu dar įkelti daugiau video.